Sveiki sugrįžę. Tęsime naująją laidą Arčiau mūsų. Be jaunimo garantijų iniciatyvos Lietuvoje yra ir priemonių remiančių jaunuolių įdarbinimą. Siūlau susipažinti su projektu Parama pirmajam darbui. Pasirodo, kad nemažai dalį jaunų žmonių pažinti save, savo poreikius, susipažinti su darbo rinka ir išmokti tinkamai save pristatyti darbdaviui yra gana didelis iššūkis. Siekiant padėti jauniems žmonėms iššūkius paversti privalumais, Lietuvos darbo birža nuo 2013 metų spalio pabaigos pradėjo įgyvendinti naują Europos socialinio fondo finansuojamą projektą Pasitikėk savimi, kuris yra dalis jaunimo garantijų iniciatyvos startavusios šių metų pradžioje. Bendradarbiaujant su nevyriausybinėmis organizacijomis 16 Lietuvos miestų buvo pradėta skatinti jaunimo integraciją į darbo rinką ar švietimo sistemą. Įdomu tai, kad projektas Pasitikėk savimi iš tiesų gyvenimas tose teritorijose, kur jaunimo nedarbas paprastai yra šiek tiek didesnis. Ir galėčiau sakyti, kad jisai žiedu apjuosia visą Lietuvą, nes tai yra dažniausiai tos teritorijos, kuriuose arba vyruoja, sakykime, tas neoficialus užimtumas. Ir galbūt, kur jauni žmonės, iš tiesų susiduria su didesniais sunkumais įsitvirtinti darbo rinkoje. Lietuvos darbo biržos atstovas Valdas Maksvytis atvirai įvardyja jaunimo nedarbo problemas Lietuvoje. Tos didžiosios problemos, kodėl jaunimas neranda darbo, tai yra tai, kad beveik 40% jaunuolių registruotų teritorinėse darbo biržose, jie neturi jokios profesinės kvalifikacijos, taip pat 40% yra pirmą kartą pradedantis darbinę veiklą. O darbo patirtis yra vienas svarbiausių dalykų, ko šiandien reikalauja darbdavys. Ir mes turime tokią Lietuvos darbo biržos bedarbių profiliavimo sistemą ir pagal ją mes skaičiuojame, kad pasirengę įsilieti į darbo rinką yra tik apie 70% jaunuolių, o 30% vienam iš 3 iš principo reikia ilgesnės, intensyvesnės pagalbos ir paramos, kad jisai galėtų grįžti į darbo rinką, į visuomenę. Projektas Pasitikėk savimi būtent ir leidžia jaunam žmogui ugdyti socialinius ir savarankiškumo įgūdžius, padedančius įsitvirtinti ne tik darbo rinkoje, bet ir gyvenime. Suteikiam tam tikrus mokymus, pagilinam jų žinias, suteikiam tam tikrų kompetencijų, kad žmogus apsispręstų, ką jis norėtų pasirinkti, ar įgyti profesiją, ar kažkur įstoti mokytis. O tie, kurie patenka į projektą, jau turi profesiją įgyję, bet tiesiog nežino, kokio darbo norėtų dirbti ir ką veikti gyvenime. Tai suteikiam irgi per įvairius mokymus, bendravimą su žmonėmis, tam tikro pasitikėjimo savimi ir tam tikrų žinių, kurgi jis galėtų save realizuoti visuomenėje. Tai, kad be socialinių įgūdžių kartais net ir aukštasis mokslas negali padėti žmogui įsilieti į darbo rinką, įsitikinome ir mes. Lankydamiesi viename iš užsiėmimų, susipažinome su keletu projekte dalyvaujančių jaunuolių, kurie atvirai kalbėjo apie tai, kad jiems trūksta labiau ne profesinių, o socialinių įgūdžių, kuriuos tikisi įgyti čia. Po studijų, ieškodamas darbo, tiesiog pamačiau, kad būtų gerai sudalyvauti projekte, kuriame galima daugiau sužinoti, daugiau patirties įgauti, susipažinti su žmonėm. Kadangi projekto pavadinimas Pasitikėk savim, tai tos pačios savybės galima savo paugdyti, pagerinti. Šį projektą pats susiradau, čia atėjau savo iniciatyvą, ką daugelį nustebino. Ir tiesiog iš šio projekto tikiuosi įgyti tam tikrų kažkokių įgūdžių, kurie man praverstų ieškantis darbo. Vytautas atviras, pasitikėjimo savimi stoka jam pakišo koją susirasti stabilų darbą, tačiau vaikinas į nuopuolius gyvenime šiandien žiūri optimistiškai. Žadu iki naujų metų jau tikrai savim pasitikintis būti, rasti darbą ir pateisinti šio projekto lūkesčius. Tiesa, projekto koordinatorė Rūta Bertašiūtė tvirtina, kad ne tik dalyviai, bet ir pats projektas pranoko savo lūkesčius. Pats projektas viršijo lūkesčius dėl dalyvių skaičiaus. Pačios pirmosios grupės startavo šių metų sausio mėnesyje. Tai buvo numatyta, kad dalyvaus apie 100 dalyvių, bet jau dabar yra virš 100 žmonių, kurie yra įsitraukę į projektą. Tai džiugu, kad beveik 30–40% žmonių jau yra įsidarbinę ir sėkmingai baigę projektą. Kai kurie žmonės yra nusiųsti į aktyvias darbo rinkos politikos priemonės, kas yra
profesinis mokymas, įdarbinimas subsidijuojant. Tai manau, kad rezultatai yra geri ir tuo reikia pasidžiaugti, nes projektas dar tęsis iki kovo pabaigos, kad tie žmonės jį sėkmingai pabaigtų. Tai tiek gražių ir optimistiškų žinių apie projektą Pasitikėk savimi. Nu, mes keliaujame į studiją, kurioje Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovės plačiau papasakos apie jaunimo garantijų iniciatyvą ir jos teikiamą naudą Lietuvos jaunimui. Jaunimas yra mūsų ateitis. Taip sakome visi. Tačiau reikėtų pabrėžti, jog jaunimas yra ir mūsų dabartis, į kurią reikėtų investuoti čia ir dabar, norint turėti geresnį rytojų. Ačiū, kad buvote kartu. Susitikime ir kitą šeštadienį. Kartu su Socialinės apsaugos ir darbo ministre kalbėsimės apie pensijų didinimą ir ieškosime būdų, kaip mažinti skurdą Lietuvoje.